Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi Urbo nacionalinės krepšinio lygos žiūrovai. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Kretingos sporto ir sveikatingumo centro. Kai Vytautas Saulius žaidžia hendopą, kerta po krepšiu ir pelno. Ir geras jo taiklumas buvo. Čia dabar iš tolimos distancijos atakuoja ir pataiko Gabrielius Čelka. Pusėje. Dar vienas metimas iš toli ir šį kartą Jangas. Jo metimas pusiau kabliu, pataikyti nepavyksta. Kazakauskas. Geriausias Kretingos komandos kovotojas dėl atšokų. Maniškas pick and rollas, bet pernelyg pasyvus čia. Vorenas žaisdamas su užtvara. Zabita tai, to ne tai. Žibrys. Jo metimas iš toli ir 3 taškai su pražanga. Jo metimas tikslo nepasiekia. Vorenas kitoje aikštelės pusėje stringa tenais, bet pelno taškus su pražanga. Danys. Kazakauskas čia iš toli. Vieną tritaškį pataikė, pataiko ir antrąjį. Vytis vadovų šiame kėlinyje taisyklės pažeidė 3 kartus. Jocys gauna bloką nuo Kazakausko, bet pamiršta čia dabar, kad ir Mikštas po krepšiu dvigubina gynybą prieš jį šakėjai. Saulis iš toli, paliktas laisvas ir pataiko. Na ten gal... Perdavimas į kampą, Saulis pataiko iš toli Vytauto. 13 Vytauto Saulio taškų. Jocys pabando atsakyti to pačiu ir tą daro. Januševičius į baudos aikštelę. 2 taškai su pražanga, kaip jo komandos marškinėlė. Vorenas, perdavimas į kampą. Staniulis parodo, kad jie vėl Kretinga ir ta Kretingos paskutinė atkarpa leidžia susigrąžinti pirmaujančios komandos pozicijas, bet vis dar 2 taškais pirmauja Januševičius. Nusimestas kamuolys Mikštui ir Mikštas pelno taškus iki 4 didėja. Ilgas perdavimas. Ir išbuksės kamuolį iki pat galo. Šakių Vytis vadovų pavyksta jiems pasiekti čia pergalę Kretingoje 69-75. Kazino Admiral lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.